Į Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakultetą atvyko žurnalistė, publicistė ir visuomenės veikėja Edita Mildažytė. Ji čia ne tik pristatė savo 1,5 metų brandintą knygą Pasimatymas su Lietuva, bet ir atsakė į studentus dominančius klausimus. Nuo 1987 metų karjerą pradėjusi Edita Mildažytė pasakojo, kad pirmi žingsniai, kaip ir daugeliui pradedančiųjų, nebuvo lengvi, o jos pasirinkimas studijuoti žurnalistiką buvo atsitiktinis. Edita Mildažytė pasirodo norėjo tapti medike, tačiau pirmasis darbas laikraščio redakcijoje nukreipė tinkamą linkme. Mane nuvedė į laikraščio redakciją, tuo metu tarybinio Tiesos. Aš parašiau pirmą rašinėlį apie tai, kaip Vilniaus botanikos sode pražydo bananas. Ir man atrodė, tuo metu spauda išeidavo 2 kartus per dieną, buvo tokios vakarinės naujienos. Ir prie kioskų nusidriekdavo eilės laukti. Ir man atrodė, kad visi žmonės, kurie stovi prie tų kioskų, jie nori paskaityti apie tą mano pražydusį bananą. Anot Editos Mildažytės, pradedant žurnalisto karjerą, baimės akys būna didelės, o studijuojant šią profesiją beveik nieko neišmokstama. Šioje specialybėje tiesiog reikia didelio talento ir trupučio sėkmės. Apskritai Mildažytės nuomonė, žurnalistu gali būti bet kas turi poreikį tobulėti, keistis ir lavintis. Edita Mildažytė teigia, kad žurnalistui labai svarbu būti įvairiapusiškam, tada būsi laukiamas ir pageidaujamas. Geras žurnalistas, jis yra geras bet kur. Jis visur yra tinkamas ir jis visur yra norimas, pageidaujamas, bet kokią darbo vietą gali užimti. Tik aš visada rekomenduoju, kad žmonės, kurie renkasi žurnalistiką, dar turėtų šalutinę profesiją. Ar jisai būtų ekonomiką baigęs, tai tada galėtų įdomiai rašyti apie ekonomiką, nes aš galvoju, kad mūsų laikais tai žurnalistas yra vertėjas iš profesionalų kalbos į visuomeniai suprantamą kalbą. Editos Mildažytės nuomonė, žurnalisto profesija yra viena pavojingiausių, kadangi netinkamai perduota informacija gali suluošinti visuomenę. Žurnalistas raštingas žmogus, metraštininkas, o gebėjimą rašyti reikia mokėti pritaikyti. Viešnia išsakė ir savo požiūrį į šiandieninę žurnalisto misiją. Jeigu jau negali niekam padėti, nors nepakenkt, ir aš manau teikti iš tikrųjų objektyvią informaciją, kiek tai yra įmanoma, ir būti sąžiningu savo pačiam, pirmiausia savo pačiam, o paskui jau tie santykiai su visuomenė susitvarko. Žmonės nėra kvaili. Pokalbio pabaigoje daugelį metų televizijoje dirbanti žurnalistė davė ir labai gerą patarimą, kuris turėtų praversti visiems studentams. Nesitikėkit, kad labai pasiseks. Jeigu pasiseks, sveikinu, bet nesitikėkit, kad labai pasiseks iš karto. Nesitikėkit, kad kas nors jūs nešios ant rankų iš karto. Bet jeigu darysit nuosekliai, domėsitės ir darysit tai, kas jums iš tikrųjų patinka, tai tada tikrai pasiseks. Kada nors, bet tikrai. Panašu, kad didžiulę žurnalistinę patirtį turinti Edita Mildažytė nebereikalo teigia, kad dėl šiuolaikinių technologijų idėjų nedaugėja. Tad ir laida Universitetai LT studentams linki gerų idėjų ir užsispyrimo jas įgyvendinti.